Tam, kuris nelinkęs į savitramdą, vargu ar išpuls galimybę pasitarnauti tyraširdžiam viešpačio baktams, kurie žengia keliu vedančiu į Dievo karalystę, Vaikuntos planetas. Tyraširdžiai baktai be atvangos šlovina aukščiausią Dievo asmenį, tą, kurio valiai paklūsta pusdieviai ir visos gyvos būtybės. Tam, kuris nelinkęs į savitramdą, vargu ar išpuls galimybę pasitarnauti tyraširdžiam viešpaties baktams, kurie žengia keliu vedančiu į Dievo karalystę, Vaikuntos planetas. Tyraširdžiai baktai be atvangos šlovina aukščiausią Dievo asmenį, tą, kurio valiai paklūsta pusdieviai ir visos gyvos būtybės. Pamokymo nektarą paieškok. Komentaras. Šilos Prabhupados komentaras. Šilo Prabhupada Jagadguru Ki Jai. Autoritetai vienu balsu teigia, kad tarnystė transcendentiniams mahatmams ir yra tikriausias kelias į išsivadavimą. Bhagavad Gitos žodžiais mahatma yra tyraširdis viešpas baktas, žengiantis keliu, kuris veda į Vaikuntą, Dievo karalystę. Atsisakęs bevaisės polemikos abstrakčios filosofijos klausimais, jis be atilsio klausosi pasakojimą apie šlovingus viešpas žygius, pats jį apdainuoja. Bendravimas su tyraširdžiais viešpatės baktais, praktika nuo amžių, dvasios autoritetų ir visokeriopai rekomenduojama yra. Visokeriopai rekomenduojama. Tačiau mūsų laikais, veidmainystės ir nesantarvės epochoje, būtinybę bendrauti su tyraširdžiais baktais viešpats Chaitanya Mahaprabhu ypač akcentavo. Jei žmogus ieško bendravimo su mahatmomis, išminčiais, kurie klausosi pasakojimą apie šlovingus viešpats žygius ir jį apdainuoja, net jei jis ir neturi dorų darbų kraičio, būtinai priartės prie Dievo. Durapa jalpa tapasa seva Vaikunta vartmasun yatropa gyate nityam Dievo Janardanam. Tam, kuris nelinkęs į savitrandą, vargu ar išpuls galimybę pasitarnauti tyraširdžiams viešpas baktams, kurie žengia keliu vedančiu į Dievo karalystę, Vaikuntos planetas. Tyraširdžiai baktai be atvangos šlovina aukščiausią Dievo asmenį, tą, kurio valiai paklūsta pusdieviai ir visos gyvos būtybės. Om Angana Timranhasya Gyanangana Shlahakaya Chakshuritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadanu Dadati Swapadantikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tai labai svarbus momentas, labai papuolė tekstas, toks labai mums sudėtingas apie tyrus baktus. Tai kad nespekuliuoti, paimsim, ką sako Rupa Gosvamis. Ir Šrila Prabhupada, ką kalba. Čia aš turiu ras dabar. Save amžinu Krišnos tarnu, daugiau nieko nesidomi, išskyrus tarnystę Krišnai. Nuolatos galvodamas apie Krišną, ieškodamas naujų būdų, kaip galėtų apie šventąjį Krišnos vardą sužinoti kuo daugiau žmonių, jis ilgainiui suvokė, kad vienintelis jo darbas plėsti Krišnos sąmonės judėjimą visame pasaulyje. Tokį žmogų reikia laikyti Uttamadhyakariu ir stengtis su juo bendrauti, vadovaujantis minėtais 6 tarpusavio santykių principais – dadati, pradėdahati ir taip toliau. Tiesą sakant, tokio dvasinio tobulumo pasiekusi Vaisnava Uttamadhyakari Bhaktą
Reikėtų pasirinkti savo dvasinių mokytojų ir atiduoti jam viską, ką turime, nes pasakyta, kad viskas, kas mums priklauso, reikia skirti dvasinių mokytojų. Ypač šiaip turėtų elgtis brahmačaris. Jis turi prašyti išmaldos ir atiduoti ją dvasiniam mokytojui. Tačiau nerealizavus savęs, mėgdžioti tobulo bhakto arba maha bhagavatos nereikėtų, nes tai ilgainiui baigėsi nuopuoliu. Šiame posme Šrila Rupa Gosvamis pataria bhaktai nepristikti nuovokos ir skirtis kaništa adhikari, madhya adhikari ir utama adhikari. Bhaktai reikėtų žinoti savo lygmenį ir nebandyti mėgdžioti daugiau pasiekusių bhaktų. Šrila Bhaktivinoda Thakura pateikia keletą praktinių patarimų, kurie padeda pažinti utamą adhikari Vaishnavą. Tarp svarbių požymių jis nurodė gebėjimą nukreipti į vaišnavizmą daugiau puolusių sielų. Nederėtų būti dvasiniu mokytoju nepasiekus utamą adhikario lygio. Neofitas Vaišnavas ar pasiaukojęs į tikslą esantis Vaišnava irgi galėtų turėti mokinių, tačiau jie turėtų būti to paties lygio kaip ir jis pats. Be to, reikėtų suprasti, kad turėdami nepakankamai išmanantį vadovą, jo mokiniai nepajėgs padaryti ženklesnės pažangos kelyje į aukščiausią gyvenimo tikslą. Taigi mokinys turėtų būti atidus ir dvasinių mokytojų pasirinkti utamą adhikarį. Tai va, utama adhikaris tai yra bhakta, kuris 24 valandas tarnauja Dievui. Kaip Prabhupada čia kitur yra rašo, reiškia, kad mes jeigu pasirenkam, čia irgi čia pažymėja, jeigu pasirenkam mokytoją žemesnio lygio, reiškia, mes geriausiu atveju galim jo tik pasiekti lygį. Na, prasme. Sakai, norėt būti apgautas, gausit apgaviką. Tokia sistema jau yra. Dabar neofitas turėtų klausytis Krishna kathos. Šis etapas vadinasi Shravana dasa, klausimasis, nuolat klausantis transcendentinį švento Krishnos vardo ir pasakojimą apie jo transcendentinį pavydalą, ypatybės bei žaidimus, pasiekiamas pažinimo etapas, kuris vadinasi Varana dasa. Šioje stadijoje žmogui ima patikti klausytis Krishna katha. Kai kartuojant šventus vardus jį pagauna ekstazę, tai reiškia, jog pasiekė samaranavastha, atminimo etapą. Atminimas, įsigilinimas, meditacija, nuolatinis atminimas ir transas 5 besiskleidančio Krišnos samaros etapai, smaranos. Iš pradžių Krišna tai prisimenamas, tai užmirštamas, tačiau ilgainiui atmintis nebetrukinėja. Netrukinėjanti atmintis perauga į susikaupimą ir vadinasi meditacija. Kai meditacija sustiprėja ir tampa nuolatinė, ji vadinasi anusmriti. Per nenutrūkstančią ir nepaliaujamą anusmritį įveikiamas samadhi arba dvasinio transo etapas. Kai smarana daša ir samadhi tampa tobulos, siela suvokia savo prigimtį, įgimtą būklę prigimtinę. Ir šią akimirką jai visiškai paaiškėja jos amžinas ryšys su Krišna. Tai yra samadhi. Sampati daša, gyvenimo tobulumas. Tai va. Kadangi mums reikia praeiti, ne tai, kad ten sentimentaliai, kaip matau Krišną ar ką ten. Reikia tikrai matyti tą Krišną. Tai va, yra etapai. Sako, jeigu Šravanam Kirtanam mums Prabhupada davė. Gargamunis siūlė, dvasinis mokytojas Krišnos, reiškia, kad bhaktį atlikti Šravanam Smaranam. Vyasadeva siūlė divybių garbinimą. Kiti autoritetai siūlė meditaciją, tai Šandilė siūlė meditaciją vidinę, kad pajus Krišną. Tai va, šitas Narada Munis, jis apibendrina visus ir sako, kad Prahlada Maharadžas siūlė 9 būdus. Šravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam, Dasari. Nusekliai. Jeigu aš netlieku Šravanam, netlieku Smaranam, Šravanam, Kirtanam, jeigu aš nekartoju
šventus vardus ir neskaitau Šrimad Bhagavatam apie Krišną, aš Šravanam Kirtanam nedarau, reiškia gerai, tai aš Smaranam negaliu atlikti. Smaranam atsiminimas. Tai Smaranam čia kaip skaitė, matot, kas pakopas Smaranam. 5 yra. Iš pradžių, reiškia, kažką atsimenam, neatsimenam, ką apie Krišną skaitėm, neskaitėm, nepraktiškai. Paskui giliau jau pradedam. Paskui atsiranda skonis, kai sakė, atsiranda malonumas klausytis. Tada, kai malonumas atsiranda, jeigu aš su žmogu bendrauju, atsiranda kažkoks malonumas, nepraktiškai. Tada aš atsimenu, aš vaikštau, čia mano gyvenimas prasideda. Tai Smaranam. Tai sakoma. Ir tas, kuris kaip yra komentuojama kitose giesmėse, kad jeigu dvasinį pasaulį gali apie dvasinį pasaulį kalbėti tik tas, kuris mato dvasinį pasaulį. Todėl sakoma, geriausiai pasilikti utamą bhaktą, kuris mato dvasinį pasaulį. Tai va, tas momentas. Tai čia tas, kuris nelinkęs į savitrandą, o savitrandą yra daryti tą, ką parampara sako. Mes iškreipiam iš karto, kažin kaip, savo pritaikom pagal savo užterštumo lygį, kaip sako. Ir susibūrėm būrelį ir pradėm aiškinti, kad taip reikia, nepraktiškai. Tame yra problema. Jeigu žmogus nesupranta, kad rėmą reikės atlikti, reiškia tą pakopą į kitą pasaulį, reikės pakilti virš materialaus pasaulio, taip praktiškai. Atsidavimo augalas auga, iš pradžių pasodinam, taip praktiškai, paskui jis pradeda augti, reiškia, dvasinis mokytojas piktžolės ravėja, nes piktžolės jos labai užgožia tą augalėlį. Paskui dramblys įžeidimus darom, dramblys sutrypt gali dėl to augalėlį, paskui toliau eina per visatą, reiškia, per žemės sluoksnis, vandens, čia pasaulyje yra 8. Žemė, vanduo, oras, eteris, Krišna sako. Ir mes turėjom per visą visatą praeiti, per tuos sluoksnius praeiti. Tai neturėjom prisirišimą turėti. O ten yra pusdieviai, dalesim kovera, tai yra žemės elementai, tai yra auksas, ten brangenybės, nepraktiškai kovera valdo. Ten jo palidovai pusdieviai visokie, ten jakšos, jakšinį, ten mystikas visokias. Šitas sluoksnį reikia praeiti, neturėti prisirišimą. Paskui eina vandens, emocijų sluoksnis, paskui eina ugnies, reiškia, paskui eina oro, paskui eina koks? Ką? Eteris, jo, eteris. Angelai visokie eteriniai, ne, praktiškai. Čia reikia praeiti. Arba paliksi ten angelų dalėsim, geriausiu atveju. Tai va, tai žiūrint, tas, kuris veda, kokiamis sluoksnė yra. Paskui eina proto sluoksnį praeiti, intelekto sluoksnį praeiti ir ego praeiti ant galo. Kad ne aš šis kūnas, aš tarnas Dievo. Tai visur gali iškliūti, ne, praktiškai. Tai ten sakoma. Bet mums davė tokį kelią, kad mums nereikia ir galvoti, nereikia filosofijai įsigąsti. Mums davė, kad mes automatiškai tą einam, iš karto. Jeigu aštanga jogai, karališkoji vadinamas, Patandžalio jogai, 5 pakopa yra pratyahara, reiškia, atitraukti juslės nuo juslio objektų. Tai yra, kad eiti į vidų. Tai pas mums iš pat pirmo žingsnio žmogus dar nereikia prislaikyti nei jamas, reiškia, net metinėti nieką. Jamą tai atmes viską materialaus, priimti tik tai dvasiško. Mes nesugebėsim tai padaryti, mums tai nereikalauja. Mes pratyharą iš karto, 5 sluoksnį, nereikia mums tų asanų, nereikia mums pranajamo, o jie tai turi praeiti. Jie turi išeiti į kalnus, pasislėpti, ar kiti jogai po vandeniu gyvena, kad netrukdytų niekas jiem. Todėl, kad tie reikalavimai yra, kad prieiti prie to meditacijų. Mums meditacija duota paprasčiausiai. Duota, kartuojant Krišną, klausytis ir girdėti Krišną. Sako, jeigu negirdėte, tai eikite mišką, reikėt, kad išgirtumėte save per egoizmą savo. Va, kur reikia askezę atlikti. Čia mūsų askezė. Kiekvieną dieną reikia. Ja, reikia rėkauti. Kodėl sako garsiai? Jūs visi tyliai kalba. Reikia garsiai. Juk mums reikia per garsą įeiti. Krišna yra garsiai atėjęs mums. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tai va, Šrimad Bhagavatam yra Amala Purana, Tyra Purana, yra aukščiau materialaus pasaulio visatos. Yra grinai transcendentinė. Ją irgi garsiai reikia skaityti. Yra aptarinėti ją reikia. Tyliai tai jau nesiskaito. Nu, skaitosi, bet užmigsi. Aha, tikrai. Na va.
Nes ji yra tyra, mus iš karto paliečia mūsų tą užterštumą ir mes susiliuliuojam, mūsų atpalaiduoja. Kodėl užmiega per Bogotą? Atpalaiduoja žmogus, atsipalaiduoja. Tai labai svarbu, kad Šrimat Bhagavatam širdies į sielą eina, tiesiai į sielą eina. Ir jį suveikia, po kiek laiko. Priklausomai, kas jums tai pasakoja, kas skaito, reiškia, jeigu kas komentuoja, Prabhupada. Kaip sako, su didžiausiu dėmesiu aš klausiausi Šrimat Bhagavatam, suvokiau ir dabar aš jums perdodu. Taip sako išminčiai. O kas tai sako, klausia, tas dėmesys toks didžiausias. Kaip suprasti? Jį priveda prie ko? Kad protas turi būti ramus. Protas niška, kaip mes dainuojam, ne? Niška pasiekęs. Jis koncentruojasi į Dievą, jis įklausosi, jam įdomu apie Dievą. Aš dabar klausausi materialiai apie kažin kokį ten veikėją, apie kuris ten daug pinigų turi, kad man čia gali duoti, nepraktiškai, arba kad nors meilės reikalais. Aš labai atidus, nepraktiškai. Taip ir šičia reikia atidžiam būti. O atidus tada, kad aš turiu nukreipęs protą. Mums reikia nukreipti dvasinio, aš ten neturiu jokio patyrimo, jokio man ten nėra malonumo. Tai vat reikia mums apsivalinimo procese tam dalyvauti. Tai va tai priveda prie to, kad mums protas neramus, jogai ten su to varsto protų, askezės didžiausias daro, mums jokios askezės nereikia daryti, mums reikia protą užimti. Esmė yra tokia, mums užimti protą. O kaip užimti? Hare Krishna ir dievybės davė mums. Mums davė Prabhupada, matot kaip davė. Ir Hare Krishna davė, ir plus papildomai dievybės davė. O kad dievybės reiškia, jau asmenybės stovi, mes jau tai maistą aukojam, mes užsiėmė. Todėl sako, labai tinka bhakti su Krišnos sąmonė. Bhakti yra Krišnos vardai, yra bhakti, jis yra Krišna. Mes jau šaukiamės Krišną, kaip vaikas šaukia mama, mama. Tėtė, mama. Tai mes šaukiam Krišną, Krišnas atsiliepia, mano bhaktas, va mano. Bet toliau kas? Aš jo tai mums dievybės duotas, kad už tų dievybių stovi, Krišnas stovi, o čia visur. Čia ir Gavardhanas, Krišnos formai. Tyras bhakta yra Gavardhanas kaip tyras bhakta. Pats tyriausias bhaktas, nes jame vyko visi žaidimai, ne praktiškai. Kokie tik tai yra tokie paslaptingi žaidimai Radhašintas, tai yra Gavardhane vyko. Tai pats Krišna kaip Gavardhanas, jis už ten stovi, transcendentiniam lygiai, o mums davė tokį perėjimą. Visatos mes nesuprantam, bet mums davė ką? Višvarūpa formą ir aprašo ją, ir tokios formos nėra. Ten Krišna stovi, visatą, tai Krišna irgi. Ir jis persmelkia mus. O kad mes truputį priartėtumėm, davė tokį papildomą, reiškia, dievybės. Tai praktiškai. Sakoma, mėnulis kabo, mes žiūrėm į, mes nieką nežinom, nei atstumą, nieką. Bet jeigu pastatysim medį, tai mes matysim, kad tarp šakų eina mėnulis. Aš galiu apskaičiuoti jau. Tada iš tų matmenų apatinio aš galiu surasti tą atstumą, tai praktiškai matematikai įsijungia. Taip mums duota tas viskas. Visatoj duota, reiškia, višvarūpa forma. Čia dievybės duotas, kad mes prieitumėm prie transcendentinio, kad mūsų siela galėtų bendrauti. O kai mes jau pasieksim sielą, mūsų tiesiog bendrauti, mums nebereikia nieko, jokio nieko nereikia. Perėmėsime pasaulį. Taigi, vis tiek, tas, kuriems nelinkęs į savitramdą, kai jis nesupranta, kai jam vis tiek reikia pajudėti reikia. Bušido, žinot kaip tas, bušido, nepadės. Bušido, žinot, ką reiškia? Yra ta sporto šaka, tai jis panaudoja kito jėgą. Jis laukia tol, kad tas puls ant jo, visada jis atsitraukia biškiai, tai pakiša koją, tas nulėkia ten. Jis taip kovoja. Tai va, čia atstovas yra. Bušido buvęs. Tai nepadės. Čia reikia pačiam pajudėti. Tai va, truputį savitvardos. Reiškia, o tam reikalinga, kad aš tikrai žinočiau, kad man geriau tais. Dėl to ir sakoma, kad jeigu mokytojas yra pasiekęs transcendentinį lygį, jis duos tą skonį, kad tu galėtum pajudėti. Tai va, sako, jeigu neturi savitvardos, tai neatsiras ir mokytojas. Sako, nebijokit, eikit, atsiras mokytojas. Jeigu mums reikia raganūgos, atsiras raganūga, irgi atsiras mokytojai. Svarbiausia, kad aš aiščiau.
O čia laiką gaišti, aiškintis, kas čia tyras, kas čia netyras. Kaip čia ir minėjom, pamokėme nektarė jau parašyta, kas tyras. Kas tyras parašyta, va čia vegam, manasok rodha vegam, džyva vegam, upadasatka vegam. Etan vegan jo višaheta dhyra sarva pimam pritivytis ašišjat. Susitvardęs žmogus, kuris pajėgia sutramdyti poreikį kalbėti, proto reikalavimus, pykčio prasiveržimus, ištveria liežuvio, pilvo ir lyties organų alkį, pasižymė visomis būtybėmis, būtinomis būtybėmis, kad turėtų mokinių visame pasaulyje. Va, tai. O kiti visi posmai aprašo, kaip tai pasiekti, kokios kliūtis, ta prasme siekiant posmas po posmą, palaipsniui iki Radha Krišnos. Madhvagatana Purana King, kokie klausimai, mintis. Jūs kažkaip sakėt, kad tas procesas jisai automatiškai mums pakilės ir taip toliau. O dabar, jeigu tu, pavyzdžiui, nepilnai seki to proceso, vis tiek kažkiek kilėja. Nu tai... Kiek seki, tiek ir Tiek, kilėja. tas ir yra, nėra čia tokio, kad kažkai skirtų, kai jis ten jau ten padarė. Jis padarė atgavo. Ką mes padarėm, tai jau sako, procesas yra amžinas ir amžiniai rezultatai. Ir ant kiek mes padarom, tiek gaunam. Kiti bhaktai sustoja tam vietoje ir skaito, kad užtenka ar ten jam. Jis tiek gavo, bet jis nepraras to, ką jis gavo. Gal jis ten apsiterš, ar kaip sako, jeigu tu brahmaną gavai iniciaciją, tai tu gavai taką į transcendenciją, tai pajungia iš karto. Bet jeigu tu nieko nedarai ir ten, kaip sakant, užžėlė žolė vėl. Žolė tai norai mūsų visokie. Jau užžėlė ir tas takas jau užblokuotas. Pas save Kažkaip atblokuoti. Tai va, ir toliau pradedi kelyje žygiuoti ir vėl tau nupjauna žolę. Čia ten. O dabar žolės priauga, ką darai? Su mašina išeini. Arba su dalgiu, ne. Tai nėra problemų. Todėl sakoma, kiekvienas mažytis žingsnis duoda amžinę rezultatą. Ir mes niekada nesiskūsim, kad mes nuėjom blogai. Mes neieškosim kaltų, kad čia kai mokytas blogas ar kas, neieškosim to. Kadangi aš pats kaltas, čia matai sako, pačiam reikia. Ne veltui ta visų rytų yra posakis, kad eik ir susirask. O ne taip, kad aš, kodėl netėjo man, kodėl nepasakė. Nesuradom. Tai va. Tai procesas yra susukam, yra džiaugsmingas. Ir jeigu aš džiaugsmą nejaučiu, reiškia, aš kažką netaip darau. Nes jeigu teisingai darai, iš karto transcendencija įteka ir srovė ateina. Jeigu aš neteisingai, reiškia, srovės negaunu, aš filosofuoju, spekuliuoju, reiškia, rodo, kad aš nepasijungęs, paramparai nepasijungęs. Tas džiaugsmas turi būti kiekvieną minutę. Nu, tai kiekvieną minutę tu ir kada gausi nelaimės bus, kaip vidūra keikė ant vidūros, išvijo jį, tai praktiškai. Bet jis, aišku, širdį palėtė jo, bet jis suprato, kad Krišna jam leidžia išeiti iš šventas vietas ir savo klausimus dvasinius išspręsti. Taip praktiškai ir išėjo keliauti. O Duryodhana, ne Duryodhana, bet Duryodhana. Duryodhana reiškia, jis suprato, kad Duryodhana gauna blogą karmą dabar, keikdamasis. Suprantate, ir sakoma, taip materialiam pasaulyje energijos neveikia dvigubai, o dvasinė energija jį ir pamoko, ir nubaudžia. Vienam pamoko tą situaciją. Todėl bhaktas visuomet yra ramus, kada yra išbandymai baisus. Jis nieko nekeikia, kadangi supranta, kai jam rodo Krišna. Jo prisirišimus, kurie trukdo jam būti 24 valandas Krišnos sąmonėje. Jeigu aš 24 Krišnos sąmonėje, man nebus tokių problemų visiškai. Jeigu ne, tai yra man problemas. Tai aš ne vietoj to, kad keikščiau visą aplinką, visus į teismą paduočiau. Kaip Kirti daro. Aš suprasčiau, kad man Krišna rodo, kad nelys ten srūtis miryti Puranadi, Pančaratrika vidhi. Sakom, kas neprisilaiko šrūtis miryti Puranadi, Pančaratrikos, kaip dievybių darot šrūtis miryti, kaip elgtis, reiškia, jis sukelia tik tai nerimą visuomeniai. O jeigu bhaktas praeina, visuomenė iš karto nurimsta. Tai va, labai svarbus momentas. Nu tai gerai, bet žiūrėkit,
pavyzdžiui, žalą prisiteisinu, tai kaip tu prisiteisi tą žalą? Ne, to tai reikia. Gerai, žiūrėkim taip, nenagrinėkim, kas kuo blogas, kas geras, bet dabar jeigu teismas vyksta. Jeigu pralašinėjai kažin kur, tai supras, kad, reiškia, visas pastangas dedi, bet rezultatas, kaip Krišna sako, nepriklauso tau. Reiškia, reikia suprasti, tada aš dedu pastangas, rezultatas man nepriklauso. Ir aš tada nepergyvenu. Pralašiau, tai aš nepergyvenu. Reiškia, kažin kur aš kitur išlašiau. O išlašiau, dvasiniam keliu išlašiau. Aš Krišną jaučiu, kad jis leido. Juk visur Krišna leidžia. Niekas nesujudės neleidus. Jeigu kas nors įvyksta, reiškia, Krišna leido. Vienas daro nuodėmę, kitas išperka savo nuodėmės. Tai, o jeigu aš nepasiduodu, aš neišperku nuodėmės savo, suprantat? Vėl man ta problema lieka, kaip vakar kalbėjom. Vėl aš apsisuksiu, po kiek laiko vėl man teismas, vėl mane putavoja. Arba kaip anksčiau būdavo ten, kaip sakant, paskui žiūri, kad jeigu ten visur dalyvauji, bet į Krišną daugiau ir medituoji, žiūri, kad tu gauni vis geresnį savo, atmeta tavo tos blogius, tavo tą prisirišimus. Čia Krišna nuvalo. O jis valo, kaip sakant, kaip chirurgas, pjauna, išmeta organą. Reikia, jeigu kas ir koją nupjauna. Na, sakam, kaip tas Bilvaman gal mėgsta, sako, balnomų palik čia, laimuo atrėza linogų. Ligoniui palengvėjo, jam nupjovė koją. Jam palengvėjo, ne, praktiškai, kad ten puliavo, įsivaizduoju, gangreną. Tai va. Čia reikia, va, tas ir yra momentas, kad dvasinė energija veikia dvigubai iš karto. Jeigu konfliktas yra, reiškia vis tiek abu du kalti. Nėra taip, kad vienas teisus. Abu du kalti, bet dabar ant kiek tas, paskui ant kiek čia jau tą sušvelnyti reikia, kaip Jemaradžas, jis jokių sentimentų neturi, ne? Jis pravaro tą visą tavo istoriją ir nuteisė, kad pagal tavo tokį lygį nepiktybiškai. Tavo sąmonė tokia, tu nori būti moliusku, reiškia, o tau kūnas moliusko. Tu džiaugiesi ten moliusko sąmonės lygiai. Arba žmogaus lygiai, žmogaus evoliucinis jau aukščiausia pakopa. Jau čia jau į dvasinį pasaulį išeiti, jeigu ne, tada krenti žemyn. Bhaktas sako, nesvarbu, kaip tas buvo Bali Maharaj, Bali. Jis ten atidavė viską Krišnai, bet jis neturėjo, jis pažeidė taisyklės, buvo pažadėjęs 3 žingsnius, vieną nevykdė. Sako, kur man statyti koją, klausė. Tu žadėjai. Jis sako, ant galvos statyk, jis atsidavė, bet vis tiek jį nubaudė, su koja nuspaudė ten žemyn. Bet paskui Krišna prie durų stovi, patarnauja jam, pragariškose planetose. Jo sąmonė pragariškos planetos, reiškia. O patarnauja Krišna, vis tiek, jis visur Krišna palieka. Todėl čia yra pavojingas reikalas, suprantate, mums reikia žiūrėti daugiau, kaip tarnauti Krišnai, ir čia jau ten sueina, tai padarai ten, pralaši, nepralaši, nesvarbu. Reikia ieškoti metodo, kaip sakant, švelnesnio. Nesukelti nerimą visuomenį. Tas pats už tarnybą. Aš jeigu darau ne pagal standartą, aš sukeliu nerimą čia. Aš savo įvedu. Dievybės, reiškia, jūs duota, dievybės davė, kaip su jomis bendrauti. O aš įvedu savo. Ir paskui skundžiasi. Kad kažkas ne to. Ar tik padarau taip, žiūri, ateina energijos, jis ateina, jis neskiria, kas čia tarnybą daro. Bhaktai, visi bhaktai. Kas kartuoja mantrą, visi bhaktai. Bet kokio lygio, ne? Kitas jo sąmonė bent tamagūnai. Kito sąmonė Radža gūnai, kita sąmonė Tama gūnai, Satva gūnai, kita transcendentiniam lygiai. Įvairūs bhaktai yra. Tai dabar ko tu pas nori, eina klausimas. Tai kaip materialiam pasaulyje. Yra akademikai, nepraktiškai. Yra dėstytojai kokie nors aukštų mokyklų, yra vidurinių mokyklų, pradinių mokyklų. Yra mokinukai, studentai yra. Dabar eina koks lygis. Aš dabar įsivaizduojate, aš pradiniai, o aš jau akademiką vaidinu. Čia sako, akademiką vaidinu. Ir reikalauju, reiškia, aš akademikas, kad kiti mane priimtų. Kadangi aš ten kažką padariau, kažkas pasakė.
Tai va tame problema yra. Antiek mes, antiek užteršti, kad va, tokie, taip elgiamės. Eina kalba, ar matai tu Krišną? Ar su juo tu bendrauji? Jeigu iš pradžių aš nematau, tai aš Prabhupada mato. Prabhupada jos žodžius negaliu iškreipti. Čia sako Prabhupada, Rūpa Gosvamis sako, Prabhupada komentavo, ką neužtenka mums žinių. Kodėl aš turiu spekuliuoti? Kiek ten kalbu apie tą, tas tyras, tas netyras. Prašau, kas tyras, kas netyras. Ir kodėl netyras? Viskas duota. Bet ne, aš savo įkišu. Kadangi aš tyras. Aš statau į savo poziciją tyro poziciją ir aš sprendžiu apie kitus tyrumą. Išgirdęs, kad matau tam, pas ką, koks nors ten netitikimas, tai aš matau, tai aš tada save pašlovinu. Visur aš šlovinu, kai varna save visur. Kada aš geresnis, aš geresnis, aš geresnis, aš geresnis. Šemat Bhagavatam ki jai.